ir miesto svečiai. Birželio 1 svarbi diena Ukmergės miestui. Kiekvienais metais darbščių ir kūrybingų žmonių dėka Ukmergės miestas vis gražėja. Džiugu, kad atvykstantiems svečiams kasmet vis parodom naujų mūsų įvykdytų darbų. Šiais metais Ukmergės miestas švenčia 680 metų sukaktį. Ir nors sukaktis ganėtinai solidi, tačiau be galo smagu matyti, kad mūsų legendomis apipintas senasis miestas lieka jaunas ir gyvas savo jauna dvasia. Miesto šventė tai visų mūsų šventė. Žinoma, kaip ir visi kartais turime rūpesčių ir kasdienių bėdų, bet liekame ištikimi savo ir savo kraštui. Mūsų miestas tai vieta, kur žvelgdami į naujų laikų atnešamas galimybės, nepamirštame praeities vingių, savo kultūros ir tradicijų. Todėl linkiu, kad niekada nepritrūktų jėgų ir noro rūpintis savo miesto gerovę, kad mūsų visų pastangomis Ukmergės kraštas gražėtų ir kad visi galėtume pasakyti: Ukmergėje gyventi gera. Džiaukimės ir linksmai bei išradingai švęskime šią miesto šventę. Tikiu sėkmingą, šviesią Ukmergės ateitimi. Ačiū labai jums. Mere, labai ačiū už jūsų gražių žodžių šiandieną čia pasakytus. Ir kadangi esat vis tiek jaunasis, pavadinkit taip, Ukmergės meras, žinot, aš noriu jūsų paklausti. Mūsų laukia ir 700 metų jubiliejus Ukmergės, dar po 20 metų. Aš net nebejoju, kad jūs tikrai sėkmingai tvarkysite su miestu, valdysite jį. Ir žinot, 20 metų, nu, čia nėra labai daug, bet kaip Ukmergė atrodys po 20 metų? Dabar jau tiesiog savo žodžiais nebe pasiruošta kalba pasakykit, visiems paprastai. Po 20 metų sugrįžt turėtų mūsų kraštiečiai, kurie išvyko laimės ieškoti toliau. Vienas noras didžiulis yra, aišku, poilsio zonos mūsų irgi tikrai gražės. Manau, pramonė ir verslininkai atsigaus. Džiaugsimės, man atrodo, ir šitą šventę, birželio 1, tikrai bus irgi mūsų šventė. Lauksim jos ir po 20 metų. Tikrai bus neprastesnė, manau. Mere, jūs galėjote dar ir pažadėti kokį nors įdomų akcentą, kaip kad, pavyzdžiui, per Ukmergę, per pirmąjį miestą Lietuvoje bus leidžiama keliauti skrendantiem automobiliam. Po 20 metų tai visiškai realu. Jau toks automobilis yra pagamintas. Mere, sutiksit? Na, drįstu sutikti. Sutinkat, gerai. Aš žinokit, viską užsirašiau, po 20 metų aš tikrai vesiu šitą renginį ir priminsiu jums, gerai? Mere, ačiū jums už gražius žodžius. Na, o dabar šioje scenoje mes pasveikinsime